po malkų pjovimo visada lieka geros krūvos visokių medgabaliukų, o taipogi pjuvenų. Visa ta organika, negali jos išmesti kažkur ar palikti tiesiog pūti. Reikia organiką atiduoti toliau gamtai. Ir kaime, aišku, viską atiduodi naudingai. Ir mano tikslas dabar viską sugrėbti ir nuvežti aplink vaismedžius, vaiskrūmius. Daugiau apie vaiskrūmius, akrastus, serbentus ir taip toliau, ir avietes. Ir atiduoti tą visą gėrį. Aišku, čia net sunku suprasti, kokia tai krūva, bet manau, kad priekabėlė tikrai gausis visokio gėrio, kuris pilnas yra mineralinių medžiagų. Ir plus, kada pažėrė tą vadinkim mulčą, tokį savaime kaip čia, angliškai side product, šalutinis produktas visų po malkų pjovimo, tai kai pamulčiuoji, atitinkamai ir žolė mažiau auga apie vaiskrūmius ir palengva pūna ir tas gėris grįžta per skanesias uogas. Dar paskutinės nektaras iš žydinčių gėlyčių aplink daržą. O daugiau, kągi, daržas kaip ir viskas nuimta, kas turėtų būti nuimta. O jau petražolės kaip piktžolės želia, tai kągi, atėjo metas kaip visada pasikurti frezą ir pajudėti su žemės paruošimu, nes Mėnulis sako, kad dėl čia ir reikia ruoštis česnakų sodinimui, kaip ir kiekvienais metais. Šiemet skaniųjų česnakų tikrai užaugo gausiai ir reikia atitinkamai pagalvoti apie sekančius metus. Tad žemelės paruošimas. Vakar įsibėgėjus su motobloku ne tik tai virtuvės darže žemę suruošti česnakų sodinimui, bet pamaniau, kad reikia ir tą išmėštą mėšlą ištaršyti su freza ir tuo pačiu sumaišyti su žemėmis, nes turi prasidėti puvimo procesas ir iki pavasario jau bus paruošta. Turbūt, kad čia vėl sugrįš runkeliai. O būtent runkeliai yra paskutinis momentas rudenėlio šventėje ir mes su Dagu kibom iš šito antros dalies virtuvės daržo nurinkti visą derlių, lapai į avių pašiūrę keliaus, taip sakant, pasotinti dar sultinguoju chlorofilu, kurio pilni lapai yra avytės. O mes neįtikėtina, čia dar tik tai 10-15 minučių, mes jau beveik ketvirtį nusirinkom, bet aišku dabar ilgiausias darbas yra atskirti lapus, nuvalyti žemės, tai va čia tas darbelis ilgiausiai ir kaip visada užtrunka. Bet smagu bus. Pasišnekučiuojant, ramiai, su peiliukais mojuojant, padarysim.
tęsiant bičių temą, pas mane labai seniai rodžiau, kad vienos liepos uoksoje prieš 2 metus apsigyveno spiečius, kuris, neišgyveno iš po žiemos. O šį pavasarį vėl atskrido spiečius, kuris puikiausiai gyvena. Dabar užlipsim pažiūrėti. Nežinau, ar išlys kokia bitelė, bet ten viduj labai dūzgia. Ir kągi, matom, uoksa labai atvira ir padariau aš joms iš senos švediškos kėdės sėdynės, kuri buvo sulaužyta, dangtį. Tokį tuoj pabandom pridėti. Pasižiūrėsim tikslas, kad būtų patekimas joms. Čia viršui atrodo prigula ir ten dar manau, kad vis tiek darysiu skardinį stogelį, bet iš principo tai yra didžiulis kaip ir, ne tai, kad uždarimas, bet užsandarinimas, nes jos vis tiek jom ten ir lietaus, ir sniego turbūt prikrisdavo ir be abejo būdavo iššūkis išgyventi, nieko nuostabaus. Tai norėdamas, kad ta šeima, kuri čia gyvena, toliau gyventų ir tiesiog, juk žinom, kaip bitės nyksta Lietuvoje, kaip reikia saugoti, apskritai ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje yra liūdni skaičiai. Dėl ko? Dėl mūsų veiklos, dėl tų purškimų nuolatinio, dėl naikinimo bioįvairovės. Taip, aš nepradėsiu, aš jau ne kartą esu kalbėjęs ir kaip yra liūdna tai skaityti, žiūrėti tas ataskaitas, kaip tai paveikia gamtą, mūsų netoliaregiškas požiūris į mūsų supančią bioįvairovę. O kalbant apie bioįvairovę, vėlgi, kai pradedi analizuoti, kad turint savo kieme, savo gyvenamoje erdvėje kuo didesnė bioįvairovė, kuri pritraukia atitinkamai kuo platesnė įvairovė ir pačių mažiausių, ir nuo mikrobų, ir vabzdžių, ir taip ir paukščių, tai sukuria sveiką aplinką. Kuo įvairesnė, tuo yra sveikesnė ir tuo atitinkamai gausa yra visapusiškai didesnė. Taigi, grįžtu prie uždengimo, ne tai kad užaklinimo, bet pridengimo jų lakos, kad žiemožė išgyventų šiltai. Saugiai, tikėkimės, nes bitės tai šaltai pakankamai gerai pergyvena, nors ir kada mes aviliuose laikome, kaip ir rodžiau, uždenginėjame, kad šilčiau, bet tos, kurios yra uoksuose, be abejo, jos yra labai atsparios, kai yra laukinės, bet pasirūpinti galima nors truputį, taip pagerinant joms gyvenimą ir kasdienybę. Dar nepradėjus šildymo sezono, ateina metas apsišiltinti, ką draugai oreiviai mano padarė praeitą talką, praeitoj serijai. Ir kaip matom, viskas gražiai išvalyta ir prieita iki grindų, iki apatinio aukšto lubų lygio. Taip, dabar kaip gerai čia buvo padaryta dviguba ant viršaus, kad grindis, lubos nebūtų spaudžiamos. Prūsai dėjo dar aukščiau lenteles ir tik tai tuos likusius čia plius minus 10 cm apšildydavo spalių ir molio mišiniu. Tad pirmą sluoksnį mes imsimės vėlgi plastiko likučiai, visi bus sudėti tam, kad pakloti, nes vis tiek norisi dar kažkiek tai izoliuoti su tuo plastiku ir na, aišku, čia yra toks visiškai ekonominis režimas, kai profesionalai iš manęs labai smarkiai pasijuoktų turbūt,
ir turėtų daugybę visokiausių patarimų, priekaištų ir juokelių iš mano darbo stiliaus, bet aš tiesiog pagal savo situaciją, pagal logikos principus ir kaip įmanoma sekant fizikos dėsnius, bandau įsipaišyti pagal turimas savo galimybę. Taigi, pirma plastikas yra likutis akmens vatos, perdanginės akmens vatos naujos, niekad nepanaudotos. Tai pirmas sluoksnį taip, o antras sluoksnį 2 metus stovėjo iš žmogaus parsivežęs, jisai keitė stogą ir išėmė viską iš stogo šlaitų. Gal ne viskas idealiose formose, bet bus galima sluoksniuoti kaip kokį sluoksniuotą pyragą jau iš tų gabaliukų, kurie yra jau antrinės žaliavos. Tai vėlgi tas tvarumo idėjos pas mane seka ir toliau pildosi. Ir panaudojant visame šitame projekte mano. Tai va, manau, kad paleisiu timelapsą ir be abejo matysit mūsų sudagų judesį, nes šiandien lauke lynoja, jau kaip ir baigėm visus žemės darbus, runkelius suvežėm ir kągi, galim judėti šią pilką dieną, viduje užsidegė daug šviesos. Lysvės suruoštos česnakų sodinimui ir atėjo metas. Taip, česnakai nulupti, pamirkyti, kaip ir praeitais metais ir ankstesniais dariau su kalio permanganato, pamirkyti kalio permanganato tirpalę, bet šiemet buvo nutarta eiti truputį dar gal senoviškesnių, ekologiškesnių principų, pamirkyti garstyčių tirpalę, su garstyčių milteliais padaryti. Tai va, dabar tiesiog su va tokiu va senu kotu, kuris yra pasmailintas ir labai patogus skilių darimui, jas aš imsiu daryti, o iš paskos eis mano talkininkas ir jas kiš į jas. Tai dabar ir pajudėsim. Labai idiliškas vaizdelis, kada rudenio visas grožis atsiskleidžia per tą auksą, sidabrą ir visus kitus atspalvius, kokius tik rudenėlis dovanoja. Ir kai taip sukrenta lapai, nežinau, man gražus yra visi metų laikai, neišskiriant nei vieno, kiekvienas dovanoja savo grožį ypatingą. Ir po kurio tai laiko jau vėl po pertraukėlės reikia sugrįžti prie bičių namelio. Taip, dabar prognozės rodo keletą saulėtų dienų, bet jau šerkšnas nuostabus rudenėlio šalnų, bet reikia imtis fasado dengimo, taip. Nes yra skylučių, kur galima patekti į vidų ir pro kur gali ir lapai, ir visa kita čia vėjo būti sunešta. Taip, prieš porą metų, kada buvo ruošiamos grindys, gal netgi jau 3 dabar bijau pameluoti. Turbūt, kad
iš 2 į 3 metų pertrauką. Ties naujais metais, aš lyg ir atsimenu, buvo darbuojamasi, ruošiamasi grindis salėse, tai iš salių yra grindinės lentos išsaugotos. Tai vat yra 2 tokie štabeliai, liaudiškai tariant. Matysim, kiek jų čia užteks, bet numanomai turėtų užtekti tą fasadėlį uždengti ir matysim, kiek dar liks čia kraigo apie stogą. Tai šiandien dienelė turbūt bus su dėmesiu į tai, o didžiausias turbūt žaidimas prasidės, kuris daugiausiai laiko atims, numatyti bičių lakas. Na, va taip, kad jom būtų kur įskristi tos vietelės. Tai be abejo, tai kuo smulkesni dalykai, tuo daugiau žaismo ir tuo daugiau laiko užima. Na, čia jau taip jau yra visados. Ir kągi, nuotaikos geros, motoblokas kaip darbastalis atvarytas čia ir pasidžiaugiant šituo rytu, tirpstančių šerkšnų, lašnojant nuo medžio ir netgi nuo šilumos, aišku, nelabai gal matosi, garuoja stogas. Tai va, graži rudeniška idilija. Ir su tą nuotaiką pradėsim. Dagas irgi tuoj ateis ir mes čia judėsim dviese šiandien. Ir turbūt ne rytoj, ir gal dar poryt. Čia užtruksim prie to fasadėlio, bet be abejo pamatysit visą darbo eigą ir per timelapsą, ir dar per kažkokius mano intarpus tarp darbų pašnekant, ką aš tenais, ką mes nuveikėm, kokias mintis užklupo. Štai ir pirma siena užsidengė. Ir sakyčiau, atrodo kaip namelis prerijose. Iš tų senų amerikietiškų filmų, kur nedažyti namai ten westernuose ar dar kažkur, tai tokie tik iš 2 pjovimų lentų, o kartais ir 1 pjovimo. Vienok, tai dabar be abejo, kai kurios dar jau buvo ir truputį padriekusios, bet nebaisiai, tik tai paviršius. Tai manau, kad kuo puikiausiai gavosi, pavyko ir suleisti čia kamputį, pasižaidėm ir apie langus ir toliau paruošiam čia kampą. Ir viskas labai, sakyčiau, gražiai susileido ir tas špuntas grindinis labai gerai. Nors kai kur atrodo gal ir yra tokie tarpeliai, bet jie, na, tokie jau yra, nes, ką aš žinau, amžius čia viskas, kai kur tiesiog jau nebebuvo įmanoma suleisti geriau, bet bendras vaizdas, manau, mane džiuginantis. Vienok, turbūt iki jau sekančio šilto sezono liks jau taip stovėti. Aišku, tą reikia apkalti visas kitas 5 sienas, bet dažyti jau tik tai kitais metais. O rytoj pajudėti toliau su kitom sienom.
Pradėjom nuo šitos senelės ir namelis perėrijose kaip ir juda toliau ir užsidengė beveik visos sienos, bet dabar dagas kibo, čia nelabai matosi patamsyje į pakalimą. Šiandien tokia labai lietinga diena, krapnoja nuo pat ryto, bet dabar rodo, kad biški aprims ir beliko kibti čia virš durų, bet labai nepatogu, kol nėra baigta terasėlė. Tai yra likę Innowood padovanotų lentų, terasinių lentų, balkiai paruošti, tai pagalvojom, kad dabar galim pasiskirstyti darbus. Dagas kimba į pakalimą, o aš paruošiu, kad jau būtų galima normaliai žingsniuoti į vidų ir nenešti to, sakykime, alyvos žymių nuo batų į vidų. Tai todėl, sakau, aš kimbu į tą murzinesnį darbą dabar ir padarysiu terasėlę. Nelabai čia turbūt, kad statysiu timelapso, nes krapnoja, nenoriu kameros lydyti, arba kad po lietum būtų. Bet toks ir lietus, sakau, krapnoja, bet vienok. Džiugu tai, kad tos pačios grindinės senos lentos mažėja, bet yra pakankamas kiekis, kad pabaigti viską čia ir pakalimą ir taip toliau. Ir dar viduje užteks visokiems kitokiems reikaliukams, bet iš principo vaizdas, ką žinau, dabar dar yra tokių tamsesnių lentų, kurios yra savaime suprantama drėgnesnės, nes gavo kažkur tai buvo galiukas išlindęs ir padrėko, bet greitai čia išdžius. Per žiemą mažai tikėtina, bet iš principo taip, kaip sakiau, iki pavasario, iki šiltų orų viskas bus sausa, įsistovėję ir bus galima šveisti ir ruoštis kitais metais dažyti jau kokia tai gražia medaus spalva. Aš manau, kad medaus spalva būtų idealu bičių nameliui. Tai va, grįžtu prie savo murziniukų, darbeliukų prie terasos. Lietuvoje cepelininis dangus ir pradėjo krapnuoti taip, kad nebelabai galim su įrankiais būti lauke ir pabaigti bičių namelio fasadą. Iš principo sienos visos baigtos ir beliko pakalimas ir ten viršui reikalai. Bet kas buvo įdomiausia, čia biškimo judaliojęs, įdomiausia buvo likę, kai vasarą buvau susirinkęs iš vieno žmogaus likučius po namo stogo keitimo įvairių vėjelenčių, kurios buvo prikarpytos reikiamam man dydžiui. Ir čia galvojau, po langais irgi palangėlių reikia. Ir dar tokį pagalvojau, kad vis tiek čia rinų tų vadinamų lietvamzdžių nedėsiu, tai gal tokį lengvą nuvedimą.
padaryti, arba kaip aš pavadinau, čia nežinau, ar yra toks terminas, ar nėra, nuolaša. Tai vėlgi iš tų likučių puikiausiai gavosi tos formelės, bet sakau, lietus pakeitė planus, dabar rodo, kad tas lietus keletą dienų čia taip mums neduos sugrįžti prie bičių namelio, bet be abejo yra kiti reikalai. Terasa, kaip matot, jau pilnai, nepilnai baigta, dar čia laukia ir to pačio laiptelio gamyba kažkada tai. Ir dabar Dagui dar daviau įdėti spyną, seną naują spyną į senas naujas duris, dar iš mokyklos laikų išsaugotas. Tai, bet kai vaikštau, tiesiog parodyti, kad duris bus jau kaip ir vienas iš tokių galutinių didelių aspektų, baigiant bičių namelio fasadą. Ir, kaip sakiau, tik pakalimas ir ten tokie maži pažaidimai aplinkui. Ir manau, kad čia cepelininę dieną padėkosiu jums kaip visada už pridedamus nykščius. Padėkosiu už tiek gražių įvairiausių komentarų, paskatinimų, pamastymų, įžvalgų, kas pasidalina. Tikrai, patikėkit, yra jos labai labai vertinamos ir visada skatinu, tai parašykit ką nors. Ir tai be abejo padeda tam pačiam video, pasiekti daugiau žiūrovų YouTube, nes jugi taip algoritmai veikia. Tai irgi yra didžiulė parama mano projektui, o taipogi noriu ir padėkoti tiems rėmėjams, kurie remia Patreon, Revolut, Contribui ir YouTube platformose. Taip, ačiū labai ir sakau, iki sekančios serijos.